Sveiki, aš esu patrauklus vyras.lt partneris Kęstutis. Ir šiandien aš noriu pasidalinti savo patirtim, kaip aš atradau Alfa vyras asmeninio tobulėjimo mokymus, kaip aš susipažinau su Airinu, kaip aš pradėjau mokytis. Taigi viskas prasidėjo nuo Facebook'o, sakykime. Sėdėjau namie, turėdamas jokio tikslo gyvenime. Sėdėjau Facebook'e ir pjoviau grybą su alaus bokalu rankoje. Ir tiesiog kažkaip visai atsitiktinai atrodo, pasirodė taip pat video, DVD kažkoks, ten su Airinu DVD. Nu, davai, aš jį peržiūrėjau, žiūriu, ten mokina pasitikėjimo, mokina bendravimo su moterimis, kaip paimti jas pasitikinčiai savim, laisvai bendrauti, viską, ir mane tai sudomino, mane tai užkabino. Nes pamenu vaikystėje, paauglystėje, buvau žiūrėjęs filmą tokį, irgi kažkas panašaus pobūdžio, kaip kalbint moteris, ten kaip nebijot prie jų prieit. Ir atsimenu, pagalvojau, kaip gerai būtų, kad Lietuvoje tokie mokymai būtų iš tikrųjų, bet tais laikais nebuvo nei interneto, nei kažkokios tai informacijos, iš kur paim. Gal ir buvo tokie mokymai, bet aš tiesiog nežinojau. Ir štai, atrodo, po tiek metų, va štai ta galimybė, ne? Nu, ir galvoju, va, reikia varyti tos mokymus. Aš parašiau Airinui žinutę į Facebooką, susirašiau su juo, bet dar labai, iš tikrųjų, dvejojau, nes manyje labai buvo daug baimių, daug nepasitikėjimo savim, daug kompleksų, iš tikrųjų. Ir prireikė gal kokių 2 savaičių apsisprendimo, kad aš perlipčiau per tas kompleksas, per tas baimės ir kad vien tik tai, kad paskambinti. Galų gale aš ryžausi ir jam paskambinau. Mes susitarėm susitikti Vilniui. Aš nuvykau sutartu laiku ir tiesiog mes aptarėm, ko aš tikiuosi, ko aš noriu iš mokymų, kokiu tikiuosi rezultatų. Airinas iškart pamatęs mane, iš karto suvardijo visus pliusus, kaip kiti vyrai, pavyzdžiui, mato minusus. O Airinas iš karto, pliusai, o, tu vyriškas, tu ten pasportavęs, tu gerai atrodai, ten visą kitą, eisi kiaurai. Gal, va taip, stipriai. Ir tai užvedė, iš tikrųjų, tokia pasitikėjimo savim davė. Ir aišku, susakė visus trūkumus, ko man trūksta ir ko aš noriu, ką aš noriu pakeisti savy. Taigi, ko aš tikėjausi iš tų mokymų, aišku, tikėjausi pakeisti savo mąstymą, pakeisti pasaulėžiūrą, išmokti bendrauti su moterim, su vyrais, su grupelėm, apmažintas baimės, savo kompleksus, prieimo baimės, ypatingai tą, ką kiti žmonės pagalvos šitą kompleksą, ypatingai tą baimę klyst irgi, nes klaidų tikrai buvo daug ir iš klaidų reikėjo mokytis. Taigi, išsiaiškino mano poreikius, mano lūkesčius, mes ėmėmės veiksmų ir sutarėm su Airinu tiesiog, kad mokinsime savaitgaliais, o savaitės bėgyje aš darysiu namų darbus. Tai yra, dirbsiu vienas, eisiu vienas, kalbinsiu. Ir pradžiai tai buvo begalės daug teorijos, daug psichologinių žinių, viską rašėm ant lentos, visas schemas braižėmės.
Nes mano tas mąstymas iš tikrųjų buvo avarinis visiškai, jisai nedavė jokių rezultatų. Tai buvo nesėkmė tiesiog. Reikėjo viską pakeisti, viską perrašyti, sutvarkyti, tai prireikė 3 mėnesių iš tikrųjų. Intensyvaus darbo, kiekvieną mielą dieną. Taigi, mes, reiškia, aš kaip nuvažiuodavau į Vilnių, mes valandą laiko eidavom teoriją, jis man dėstydavo, aiškindavo, schemas braižydavo ant lentos, viską tiksliai, aiškiai susakydavo ir po to 2 valandas mes darydavom praktiką. Grįžtam namo, pailsim, sužiūrim, ką padarėm, vėl teorija ir vėl 2 valandas praktikos. Ir taip 3 mėnesius. Grįžęs į savo miestą, aš dariau namų darbus, lygiai taip pat ėjau, kalbinau, analizuodavau klaidas, mokiausi iš tų klaidų, klydau, tikrai nemažai klydau. Ir man iš pradžių nesisekė, bet vis tiek ėjom, darėm drąsiai, ryžtingai, nes kito kelio tiesiog nebuvo. Taigi, kokius rezultatus aš gavau perėjęs visus 3 mokymo etapus. Tai aišku, pirma, tai teisingas mąstymas, bendraujant su moterims, su merginom. Ir alfa vyro pasaulėžiūra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad savo seną pasaulėžiūrą, beta pasaulėžiūrą tiesiog reikėjo sugriauti, pakeisti, nes tai, kaip sakiau, nedavė jokių rezultatų. Tai buvo mano pasaulėžiūra įdiegta tėvų, darželių, mokyklų, aplamai visuomenės, sociumo. Ir tai tik tai vedė į nesėkmę bendravime su moterimis. Ir visą tai performavom. Ir po šitos informacijos, po šitų žinių, po praktinių užsiėmimų, aš pasitikinčiai savimi išmokau sudominti moteris, dominuoti, stipriai imti jas pasitikinčiai savimi užtikrintai, palaikyti pokalbį, kontroliuoti pokalbį, nuvesti į tikslą jį. Sutvarkėm stilių su Airinu. Tikrai Airinas gražiai sutvarkė stilių, nusimano šitam dalykė. Ir papasakosiu, kokius rezultatus gavau, vien pakeitęs stilių. Aišku, turėjau žinias, bet dar nebuvau pakeitęs stilius. Rezultatas buvo lygus 0. Vos tik pakeičiau stilių, iš karto tą pačią valandą aš gavau 3 kontaktus. Tai yra, pakalbinau 3 moteris, kurios mačiau iš jų kūno kalbos, kaip jos stipriai susižavėjusios manim, kaip jos ryja žvilgsniu mane, kaip jos manim susidomėjusios, kaip jos nori pažinties su manim. Taigi, mano tikslas buvo paimti iš jų kontaktus, tik tiek. Daugiau aš nieko nenorėjau. Ir supratau, kad tai veikia. Štai ką reiškia stilius, vien tik stiliaus pakeitimas iš tikrųjų. Ką jis duoda, kiek jis daug duoda. Toliau išmokau šokti. Airinas su savo partnerė Goda išmokino mane šokti, ačiū jiem. Ir šokyje, būtent šokyje, suvilioti moterį. Tai Airino šokiai, jie ir skiriasi tuo, kad tu šokyje išmoksti suvilioti moterį. Tu gauni psichologinės žinias, išmoksti skaityti moters kūno kalbą ir taip ją įtakoti šokyje.
po kurio jinai nori su tavim pažinties, nori tęsti bendravimą. Galiausiai po 3 etapų pasiryžau šokti striptizą. Tai pasitikėjimo savimi lygį iškėlė į nežmoniškas aukštumas. Iš tikrųjų, važiavau į tuos pasirodymus vienas, dažniausiai vienas. Darydavau ten šou, 10-15 moterų. Ir dar papasakosiu, kas man yra tas striptizas. Man striptizas yra tik tai šou. Tik tai šou, nieko asmeniško, tik tai šou. Aš nuvažiuoju į striptizą, ten sutinku moteris, jos mane pasitinka, aš sušoku, palinksminu, jom linksma su manim, jos gauna daug gerų emocijų, aš gaunu daug gerų emocijų. Taipogi šita veikla labai patobulino mano bendravimą grupelėse, nes tai neišvengiamai reikėjo bendrauti su moterimis ir neišvengiamai su lyderė turėjau palaikyti pokalbį, viską suderinti, kur man reikės persirengti, kur man reikės apsipraust pabaigus, kur planai ten sudėlioti tokius niuansus. Ir po šokio su merginom, po šokio aš įgaudavau tokį pasitikėjimą savim, kad aš sakau, bendraudavau su moterim, bet nebuvo man jokių susivaržymų, jokių kompleksų, išvis, laisvai tos čakros atsidarydavo, kai čia eidavo, taip 10 moterų galiu, tau užduodu klausimą, tau užduodu klausimą, man visiškai dzimbu. Va, čia yra iš tikrųjų. Aš pats kalbu ir pats netikiu, žinai, kad tai darau aš. Iš tikrųjų geras, sakau. Dar ką aš gavau, tai gavau daug žinių apie ilgalaikius santykius, kuriuose esu vairininkas ir tuos santykius vairuoju aš stipriai, pasitikinčiai, užtikrintai. Taigi, ką dabar tau reikia padaryti, tai matai čia apačioje nuorodą, įeit į tą nuorodą, ten rasi išsamesnę informaciją apie šitos mokymus, apie visus mano sufilmuotus 3 etapus. Plius tu gausi mano šokių pamokas, kaip aš mokinausi šokti, gausi šokių striptizo šokių pamokas ir dar gausi nemažai dovanų iš Airino knygų, audio knygų. Ir tikrai gausi labai vertingos informacijos. Iš šitų mokymų vertė, aš tau garantuoju, yra labai aukšta. Tai ačiū, kad paklausėt, ačiū, kad buvot su manim ir iki.